mėnesio. Karts nuo karto susitiksim. Vieną kartą, kitą kartą susitiksim. Taip tada. Pavyzdžiai. Manau, nepamiršit to mokymėsi. Spėsit, valdysit, prisiminsite. Bent kažką tai iš to pamokymės, pratimų, veiksmų. Kaip minėjau, veiksmus galima kaip pratimus. Lėtai darant, įsikūnus, įkvėpavant, ir kaip gera mankšta. Aišku, tai reikės kažkokio tai, kas tai grės, pavojus, sveikatai, jūsų ar artimams, galima bus ir apsiginti. Viską darom su protu. Ir pasimokiname mes. Rašymo vaikų. Kita ranka, nulio, nuo lėto, didelio, iki kūnų darimo. Taip pat aišku. Devyni, kurios pusės rašyti. Lėtai, gerai, kaip lėtai, tada galima greitai. Nepamirškite, aišku, lygsvaros laikymo, viena koja, buvo, kokias laiko, svarbiausias žmogaus dalis. Laikas, kojas ranka, tyrimas, laikytis, galima dėsti, skirti pratimus daryti. Vieną kitą koją duoda į šoną, nepamirškite stovėjimą ir kvėpavimą. Galima dirbti kaip išėjus, bet aišku, čia reikia pirma apšilti, kad kelio kažkiek tempimo pratimus atlikti. Taigi, daug nepriminsim per šiandien. Daug mokinama buvo. Primenu, kad galima atsigulus, aišku, paišyti. Koją galima sulenktą koją, ištiesus pirštus, kaip tai būtų navašų geri, arba padušėlė, maigeri. Sulenkta koja, galima ištiestą koją. Vienetą. Didelis. Viena kita koja. 2. 3. Viena kita koja. 2. 3. Tai va, ir aišku, mūsų kopimas vairiausia. Ir plačiau kojas, kada susivyniojame, taip kaip kumščių suvyniojame, pirštų su kumščiu, taip ir galvas, pakrūtinės, pilvo. Iškvėpime yra galima 3 dviejose aukštuose, galima kaip ištiesti. Įkvėpimas atsilenkiant, galima ir be ištiesimų rankų, bet negalima. Iškvėpimas susilenkiant. Arba taip atsičiausi kojas, ir liemenį šeimą. Pratimų daug, įvairiausių, galiausiai jų yra. Bet primenu, pakartoju, kad judesys tai gyvenimas, gyvybė. Kas nejuda, nes skaitosi, kad bus nelabai gyvas. Akmuo nejuda, nes yra tekminis. Įvairių pasakymų, kad žmogus turi judėti, jeigu gali, jeigu išeina, valia, su valia, susiver save reikėtų, nes truputį aišku, nors truputį. Kągi,
priekį. Malonu iki sekančių susitikimų. Aš